pranešimą Mokslo institucija kaip sudėtingų istorinių pastatų valdytojas, Verkių rūmų, pagrindinių pastatų valdymo patirtis ir įdirbis. Tai kviečiu Valstybinio mokslo tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro veiklos aprūpinimo ir saugos skyriaus vyriausiąją specialistę Vidą Petiukonienę. Labą dieną. Džiaugiuosi šiandieną galėdama apžvelgti mokslo institucijų indėlį į šio dvaro vystymo eigą. Kągi jie gero mokslo institucijos nuveikė per šį laikotarpį, pakol buvo naudojamasi Verkių dvaru. Sakau, buvo naudojamasi todėl, kad mes jaučiam, tarsi eitumėme jau į to laikotarpio pabaigą, tai trumpai peržvelkime šį objektą ir kągi mokslininkai nuveikė čia. Tai, kaip žinom, nacionalinio lygmens tai objektas Verkių dvaras ir šioje Verkių dvaro sodyboje galim apžvelgti, kas ką valdo Verkiuose. Vilniaus miesto savivaldybė valdo Verkių dvaro sodybos sklypą beveik 9 hektarus, Gamtos tyrimų centras valstybės patikėjimo teisę valdo 23 nekilnojamo turto vienetus esančius čia, Turto bankas valdo 5 nekilnojamo turto vienetus, išvardintus Kalvio fontanas ir taip toliau. Ir čia veikia kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Dabar, jeigu peržvelgtume, o kiekgi kas valdė šiaip jau įdomu Verkių dvarą, tai, kaip matom, 400 metų Verkių dvaro sodyba priklausė Vilniaus vyskupijai, po to, kaip matot, 14 metų, 27 metai, 21 ir net 60 metų kunigaikščiai Wittgensteinai, o dabar peršokam į šią dieną ir net 66 metus Verkių dvaras priklausė mokslo institucijoms, tai nuo 1960-ųjų iki dabar, tai biologijos, zoologijos ir parazitologijos, botanikos institutui, o nuo 2010 Gamtos tyrimų centrui. Ir per šitą laikotarpį, kasgi tokio nuveikta, kaip matom ekrane, čia praktiškai visi pagrindiniai pastatai, tai rytų, vakarų oficina, užvažiuojamieji namai, paviljonas, kluonas, katilinė, tai visiems šiem objektam, visiems šitiem pastatam mokslininkų iniciatyva buvo pakeisti stogai, restauruoti fasadai, įrengtos nuogrindos. Lygiai irgi mokslininkų nuopelnas, kad Verkiai turi gamtinės dujas, tai iš buvusioje katilinėje įrengta yra dujinė šiuolaikinė katilinė ir apšildoma dujom Verkių dvaras, atkurti parko apšvietimo stulpai ir kalbėdama apie stogus, apie stulpus šituos, išties negaliu nepaminėti šviesios atminties profesoriaus Romo Pakalnio, kurį jau minėjo mūsų direktorė, tai jo nuopelnas Verkių dvarui, ne tik tai mokslui, ne tik tai kultūrai, bet ir kultūros paveldui tame tarpe Verkių dvarui tikrai labai didelis. Gamtos tyrimų centras įgyvendino tvarkybos darbų projektą vandens kėlimo stotyje, matom stotį prieš tvarkybą ir dabar jau po tvarkybos. Vėlgi privataus ir kapitalo ir dvaro valdytojų interesų suderinamume mes turim labai gražius praktiškai iš griuvėsių prikeltus ar atskirus objektus, ar dalį patalpų. Tai Verkių malūnas esantis kalno papėdį, tai grinai privataus kapitalo investicijos buvo, bet jisai išlieka ir tebėra valstybės nuosavybė. Taip pat šio pastato cokolinėme aukšte, kur buvo sandėliai, užplėkę, apipelyje viską, šiandieną puikiai veikia restoranas. Šiai dienai, besirengdami perduoti sekantiem dvaro valdytojam, mes turėsim ir dovanų.
bendromis pastangomis mūsų Gamtos tyrimų centro ir Kultūros paveldos departamento ir Kultūros infrastruktūros centro pastangomis mes turim 4 naujai parengtus ir patvirtintus ekrane matomų pastatų tvarkybos darbų projektus. Tai jau naujajam savininkui tik perduodam kaip didžiausią vertybę, kad jau galėtų įgyvendinti juos, o jau nebereiks pradėti nuo projektų. Šiai dienai dar keletas pastatų yra suteikta panaudai ar išnuomoti. Tai, kaip matom, paviljono pastate veikia Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, turi pastatą panaudai. Neveikia pelytė, neturi reikšmės kairėje pusėje viršui. Panaudai Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija iki 27 metų turi kluoną ir dalį užvažiuojamųjų namų 118 kvadratų iki šių metų rudens. O rytų oficina šitame pastate, kuriame mes esame, tai čia veikia Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir cokoliniame aukšte restoranas Verkiai gero serviso garantija. Restauruotai sutvarkytoje vandens pakėlimo stotyje, dabar jinai yra išnuomota, labai graži edukacinė veikla vykdoma, manyčiau, tai yra etalonas, kas turi, kokia veikla turi būti vykdoma tokiuose kultūros paveldo pastatuose. Ir pabaigai, kągi šiandien Gamtos tyrimų centras veikia, kokios veiklų aktualijos Verkiuose. Tai šiandieną Gamtos tyrimų centras dar tebeužsiima ūkio administravimu, šildymas, vandens tiekimas. Vyriausybės protokolinio nutarimo pagrindu rengiame išsikėlimo iš Verkių dvaro sodybos planą. Dar aktualu ir menkaverčiai statiniai šioje teritorijoje, tai tikimės, kad iki išsikėlimo jie bus jau galutinai nurašyti, išregistruoti ir galbūt netgi nugriauti. Galbūt. Ir šiaip dar noriu atkreipdėmėsi, kad Gamtos tyrimų centras valstybės patikėjimo teisė Verkiuose veikia ir komplekso 23 pastatus valdo iki spalio 30 dienos. Tai tiek. Dėkoju už dėmesį, nes labai branginu visų laiką, kadangi turim skubėti.